kažką, pafilmuosim, papasakosim, ką mes čia darom ir ko mes čia atvykom. O kas man reikia suprasti, kas su mašina, nes yra va tiek va klausimų dabar išvažiavus. Kai atleidi sankabą, toks jausmas, kad metalas į metalą sukabinas žiauriai stipriai, nes ir uždėjom dar padangas 18-265. Pagaut taip lengva visus, nes visi atvažiavo su biteriukais, kur labai mažas litražas. O pas mane ir galinga, ir padanga tokia su mažai barų. Tai taip lengva pagaut, bet taip sunku arti važiuoti, nes tu per greitas gauniesi. Mašina lenkia, bet sakau, jeigu kažkas priekį lėtesnis, o dauguma čia lėtesnių, kadangi kaip ir aš praeitais metais važiuoju su kregždutėm, su 05 padanga, todėl labai sunku yra juos lėtai važiuoti, nes sukibimo daug, turi daug sankamas, daug darbo žodžių. Nutuoj tą visą pasimatys turbūt, kaip viskas vyksta ir nenoriu kontaktą turėti. Jeigu atlaikys tokį laiką, tai čia labai geras išbandymas mašinai. Bet, aišku, lygiai visas 12 valandų nevažinėsim. Aš galvoju, truputį per daug būtų gal. Lemba, kaip sunku, sakau, kaip jinai lekia stipriai greitai. Kaip sunku ją suvaldyti. Ir truputį saugumo jausmas tas, kad nesinorim per arti būt. Tai nesąmonė, gaunasi. Kregždė buvo ledas, nes taip pat tu gali remti ir nebijai nieko. O čia biški pinigų tas efektas yra, kad gaila sudaužyti. Ir plius, kad jinai staigi ir turi daug gazuoti ir spardyti per naujai surinktą sankabą. Kas dar jinai apkatkės nepadarė. O jau aš ją į krūvį tokį didelį duodu. Tai nežinau, kaip čia paaiškint, bet tai gal matau taupimas, baimė kažkokia, nežinau. Su kregždei man turi žymiai geriau. Žodžiu, praėjo jau gal beveik pusė Matsūrio ir esmė yra tokia, kad ar aš girdėsias, čia klausimas, bet dabar truputį nutilo, gal girdėsias. Tai atvažiavom pasitestuoti prieš varžybas ir radom labai daug gedimų. Tai va dabar juos ir sprendžiam. Vienas iš jų neveikia stabdžiai. Tai priekiniai supportai ar kažkas, tai skystis, prasisukimas, visada oras atsiranda, nuorinam, lekiam toliau. Kas kokius 6 ratus. Tai kol kas taip ir žaidžiam, bet tam ir atvažiavom čia, kad surastumėm problemas ir jas išspręstumėm. Reikia visus pravežti, dar esu skolingas, tai toliau vežioju visus, o toliau galėsim apibendrinti kažką, kas čia vyksta ir ko čia atvažiavo. Problema dar vis su stabdžiais, labai gėda. Kad išvažiavau pilnai nesutvarkė stabdžių, išvažiavom, kaip atrodė mums, kad sutvarkėm stabdžius, dabar grįžom, pamatėm, kad vėl prasoja toje vietoje, kur leidžia. Mes buvom paveržę ir įsitikinę, kad susitvarkė, norinom, buvo oro stabdžių sistemoje, pravažiavom vieną ratą trasoje, viskas kaip ir stabdžiai veikia, važiuojam antrą ratą, atvažiavus prie antro rato važiuojam, prie starto atvažiuojam, visus leidžia, sako, viskas, stojam, žiūriu, teisėjas rodo, stabdom. Vienas sustoja kem 6, kompaktas, o mes stabdį spaudžiam, bet nesustojam ir trenkiamės jam į kalą. Tiesiog stabdį spaudžiau, pamačiau, kad stabdis neveikia, rankinį traukiau, rankinis veikia, bet galinių stabdžių neužteko ir atsitrenkiam. Sulaužiam farą laikiklius, crashbaro laikiklius, bumperį reiks remontuoti. Gaila, kad taip apmaudžiai tiek kitam žmogui važiavam už nieką ir savo apdaužę mašiną. O stabdžių iki šiol neturim, tai dabar sprendimas yra turbūt
pirkti valcuotą vamsdelį arba rasti, kaip kas turi valcavimo įrangą ir suvalcuoti naują vamsdelį, stabdžių pasidaryti, kad neleistų. Daugiau neįtariu, kodėl gali oro atsirasti. Tik vienintelis aš tiesiog toksai parasojimas, labai labai minimalus. Ne, labai gal pasimatys, bet tas aprūdyjimas jau kažką duoda, kad ten yra kažkokių skysčių patenka. Keičiam cilindriuką ir cilindriukas labai nepatogioj vietoj, pedalboksas po panelė ir čia tarp lankų įlyst labai sudėtinga. Realiai turbūt reiktų išimti lopšį, išimti vairą, kas nebūtų daug darbo ir tada būtumėm lengvai pakeitę. Bet lengvų kelių neieškom, todėl va taip. Davai daug pabandysiu aš dar. Nuotaika jau atsirado. Stabdžiai atrodo veikia. Tuoj pabandysim prieš galvą. Galbūt ne idealus, bet sustot galiu. Turim stabdžius. Neatsitraikėm, o būtų prieš tai jau batai. Sustabdžiai žymiai geriau važiuoti. Stabdžių cilindriukas, tai iš viso 5 ar kiek, 6 valandas, 7, nežinau. Pirmas važiavo, apart stabdžiai, kad truputį nervavo, viskas gerai važiavo. Tai tiek, kad išvažiavo, aš jau džiaugiuosi. Variklis, dėžė atlaikė, sankaba veikia puikiai, be jokio apkaskės, kas nelabai teisingai turbūt. Tai va, pagal tai, kaip dažnai stabdo trasą ir valo ten nuo visko ir kiek krešiukų yra, tai mums sekasi gan gerai. Bet labai čia gerai susidirbė teisėjai, kurie leidžia, matosi kartais, pastebi kokios mašinos ir kad nesidaužytų vieni su kitais. Kartais pastato mane, matau dažnai į priekį. Ir matau pats aš to noriu, kad pastatytų į priekį, nes matau priekį nepažįstamas man, nežinau kas toksai ir nežinau kaip paskui jį važiuoti ir elgtis. Aš ten nenurašau ar dar kažką. Pats čia nesąmonės darau, nes mokusis tą mašiną. Bet tiesiog svarbu, kad mokėtų žmogus priekį važiuojantis arba gale išvengti situacijų tam tikrų avarijų. Kaip ir minėjo, numatyti porą mašinų į priekį, ką jinai daro, ir jinai jau klaidą padarė. Norisi žodžiu, kuo mažiau krešti, nes brangi mašinas. Geis. Bet mano gal. Aš noriu. Kažką. Neprisegtas. Čia raudona vėliava. Ką tik užbanino, tai pusę valandos tiesiog vaikščio žmonės čia aplink. Viskas, Macuris praėjo. Tylu, paukščiukai čiulba, jokių garsų, jokių dūmų, viskas narimo, o automobilis atrodo taip Macurio. Nieko kaip ir baisaus, esu patenkintas, kaip jis atlaikė visą tą Macurį. Krešberė, va toks pažeidimukas, dabar netidarinėsiu kapotą, bet truputį pažeisti du laikikliai žibinto.
Ir tuoj parodysiu, kaip pats bamperiukas pažeistas po kontakto, apgailėtino kontakto, kur žinojau, kad stabdžiai prastai veikia, tik nežinau dar priežasties kodėl. Tai va šitą va turėsiu susitvarkyti. Tai tokie pažeidimai. Ir tas pažeidimas atsirado tik dėl to, kad stabdžiai blogai suveikė ir prie starto stabdant. Važiuojam, visus leidžia, ten tą krūvą traukinį leidžia, smagu. Ir vienu momentu bam, rodo, rankas nuleidžia, stabdom. Priešais mane matau, kaip krekždė kompaktas, man atrodo, ar KM6 sustoja. Jisai sustoja, o aš nesustoju ir trenkiuosi su priekį į jo galą. Tai atsiprašau iš karto už tai, kad atsitrenkiu. Tiesiog nebuvau pasiruošęs, kad nesuveiks stabdžiai. Stabdžiai nesuveikė, traukiau rankinį, o rankinio neužteko ir vis tiek įvažiavau šiek tiek į galą. Nu, bet kiek mačiau, jam turbūt didelę damage'ą nepadariau, savo taip pat stipriai nesužeidžiau, nieko nepažeidžiau. Tai kaip ir gal nieko baisaus, aišku gaila, kad taip nutiko. Tai buvo blogas cilindriukas, stabdžių ant pedal boxo pakeitėm cilindriuką, dabar stabdžiai geri. Sekantis išvažiavimas laukia į Bikerniekų pirmą pro lygos etapą, jeigu viskas gerai. Jeigu surenku komandą, kas važiuos kartu man ir padės sudalyvauti, ratų keitimas, patiriavimas ir bendras palaikymas dalyvavimas. Jeigu surenku pinigėlių padangom, nes dar neapsirūpinęs, neturiu padangų, reikia prispirkti padangų, dar nežinau kiek pirkti. Ir ko dar reikia, kad išvažiuočiau? Kūro, nežinau, turbūt nėra ką labai daug daryti. Šiaip su mašina yra daug ką daryti. Gerai, dar truputį apeinam, ką reikia padaryti. Tai vienas dalykas, kas man nepatinka jau seniai, tai lopšys, kodėl taip tamsu, lopšys reikia patraukti per 1 centimetrą į tą pusę, nes čia su dešiniu keliu labiau remiuosi į vairą ne čia. Pagal tai jaučiu, kad kreivai šiek tiek stovi, nežinau, kaip mes matavom prieš tai ir buvo gerai. Vairas kažkur per centimetrą reikia pakelti į viršų, ten reikia spjauti, vyrinti ir pakelti. Galiu aš jį taip reguliuoti ir žemyn reguliuoti. Į viršų man reikia daugiau. Irgi blogai susivyrinta buvo, susireguliuota. Su stabdžiais lyg ir pasprendėm, tik reikia su pedal boxu paspręsti tokius dalykus, kad jisai, nežinau, ar parodysiu stabdžiais spaudžiant, šitie pedalai taip pat juda ir vaikšto, tai nepatinka man tas laisvumas, kad vaikšto. Bet čia susitvirtinsim. Tada ugniasiniai yra skylės, kurios užklijuotas dabar lipnia juosta. Turbūt, kad nepraleis techninė komisija už šį kartą, tai reikia susitvarkyti tą užsivyrinti. Toliau. Nes jau įspėjimus nekartą gavau, bet nepasidariau. Ir iš techninės pusės, kas dar galvoju. Ant stabdžio pedalo daviklis neuždėtas, laidai pravesti, fiškiai, viskas paruošta, bet stabdis neužsidėga, nėra informacinė štai. Stabdžio, kad aš jį paspaudžiau, nei čia neužsidėga. Čia mano kasiakas labai apleidau ir pamiršau šitą reikalą, bet padarysiu. Tai vat. Dėjau antrą kol kas palieku, dar iš važiuoklės, su suvedimu reikia pažaisti padaryti. Suvedimas ir kas dar? Gale važiuoklėje atsirado šiek tiek laisvumų, ten jau viskas užsakyta, ko man reikia ir tą spręsiu, padarysiu ir išsispręsim. Pasidarom suvedimą, nežinau kur geriau kreiptis, bet reikia padaryti suvedimą. Ir manau, kad būsim pasiruošę į Latviją, į pirmą pro etapą, kur galima laimėti pirmą vietą užėmus bilietai Drift Masterius. Ne visai tokie tikslai mūsų, bet tikrai stipriai pakovoti, nes mašina stipri, galinga, įmanoma ją sukontroliuoti ir suvaldyti. Reiškia, ko reikia, kad laimėt. Sėkmės, kad niekas nelūžtų. O toliau viskas nuo manęs priklauso, tai reiškia, viskas bus gerai. Palaikykit, žiūrėkit, sekit toliau, paspauskit laiką, komentarą parašykit būtinai po šito video. Jeigu viskas patiko ir tiko ir sekantis bus dar geresnis, nes jau bus turbūt iš Rygos, iš podiumo, nuo podiumo. Iki susitikimų.